Labą dieną, atvažiavom ant Sartų ežero šiandien išmėginti antrą kartą GPS-nį inkarą, bet tačiau, kaip matot, nebus labai tikrų mėgina jo laikymo, nes tiesiog šiemet pirmą kartą atvažiuoja, va taip yra, kad nebūtų visiškai vėjo. Tai nieko, žiūrėsim. Mūsų tikslas pabandyti ešerių, niekada nebandžiau, nes yra kaip sėklius, 4 metrų didžiulis sėklius. Tai pažiūrėsiu, ten įmanoma. O šiaip tai čia pakraščiu plaukiant, seniau matydavau labai daug judesio ir echolotė rodydavo labai daug gyvybės, smulkmės. Sakau, galbūt, aš pabandysiu ešerį, niekada nebandydavau, bet iš toli dabar matau, kad viršuje gyvybės matos, šokinėja žuvų, 3 metrai gylis. Sakau, dar nepabandžius. Tai žiūri, vanduo paviršių labai verda, tai turėtų būti smulkmės, kur smulkmė turėtų būti ir ešerio. Šakės, kiek daug, nežinau, ar matosi per kamerą. Kosmosas. O koks kalimas buvo. O, tai tau atsikabino. Vienas iš pavaltės paėmė ešeriokas. O, hebra, man atrodo, lydys paėmė. Galvoju, kad žolė ant sėdo. Oi, kaip landžia, kaip žilka tampa gražiai. Ir atrodo, kad didelis. Eik tu savo. O, kaifas, aišku, nutrauks, gal aš pamatyt bent jau norėčiau. Dunkt. Tuoj, matas. Ne, nesimato vėl daug. Nu geras, trauku, buvo tik žolė, bumt. Galvoju, žolė pakeliu, čia net nejutau kibimo. Jo, lydys, matosi. Ui, koks pelekas. Tai gal to reikia perėti tiesiog ant lydžią, iki kad neleisti jam pašokti. O sturkis. Nieko nesuprantu. Ai, ne, lydys. Gerai, kur tu plaukiai? Jis gal net nesupranta, kad aš jį įtraukiu. Visiškai palengvai, jis plaukia neskubėdamas. Nu, dabar jau pamatė. Ne, lydys. Galvau, dar kažkaip, pamačiau, kad starkis vieną momentą. Ir kaip tik neturi samtelės, o ką man jo reikia? Nu ja, bus linksma. Galėtų ir atsikabinti, aišku. Kad tai svarbiausia žvakės nedarytų. Nu, kosmosas. Lydys. Dar galvau, mesdamas pakraščius, sakau, kad lydys koks nepaimtų. Patys snapeliai. Nol 4 valas. Plonasai. Gerai. Opa. Gerai, nes pradėk teukšti. Nu ką, žinau. Toks geras kilogramas, jeigu ne 1,5. O va, pažiūrėkit. Pasigražėkit visi. Nu, žiauriai ramus šitas buvo. Turim turbūt mažą ešeriuką. O, prie valties labiau biškį dūksta. Oi, hebra. Netoks ir mažas ešeriukas, jau galiu pasakyti. Nu, šakės, kol kas man stebina, realiai. Pirmas inkariukas aklai ir gražiausia žuvis kimba. Žodžiu, jo, plaukiam tikrai nedideliu greičiu.
5 metrai 300, bandau paplaukti va čia per vidurį kažkur pažiūrėti, nes kai girdėdavau čia ešerį žvejoja. Šiaip jo kol kas labai gerai kruizo kontrolė veikia, net keista iš tikrųjų. Wow, nuostabiai, pabandysim greičiau padėti gazo. Nes kol kas tai labai gerai veikia. Gal kad prieš vėją. Šiaip keista, jo, kad ne vienos nebuvo valties. Kai įsileidau įdomiai, matau tik vieną valtį tiesiai, kažkas žvejoja. Būtų visai smagu paklausti, kaip ten jam kimba. O aš kur va čia, bent jau planas yra, jeigu daplauksiu, nes kol kas sakau, čia visai priekiai, visai baikai ir kas pamėtyt. Aš ten yra va šitan va plotė. Taigi suinkaram trečią kartą, čia dabar šį kartą mažiau, ant 4-2. Daug žuvies rodo, bet nieko, prameta, porą kibėmėlį buvo tokių prisilietimų, daugiau šiaip nieko. Šiaip pastebėjau inkaras, tai jo, kuo mažiau vėjo, užsidėjau tiesą maslą kitą, kuo mažiau vėjo, tuo jisai sunkiau gaudasi. Maskatuoja, šiek tiek blaškosi, ten biškai pabėga talin metrą, kokį grįžta, bet kai būna stipresnis vėjas, tai labai gerai. O dabar kaip taisyklė, toks retas atvejis, kad toks vėjas labai mažas, bet šiek tiek yra, o jeigu nenaudoji inkaro, realiai neša iš karto. Realiai iš karto neša, net neįmanoma. Ai, iš dabar tiesiai išjungiau tą inkarą, reikia gal jungti. Pamiršau, sakau, kas čia yra. Sakau, kodėl neskęsta maslas, nes kaip sakiau, vos ten gal 3 metrai per sekundę vėjo yra ir viskas, ir mes plaukiam šoną. Opa, tarp lapukų. Žiūriu, gal biškį, sakau, žvejojam biškį per seklioj vietoje lapukai, bet nieko, va. Naują masaliuką uždėjau gerai. Toksai mažulis susidomėjo. Tik vienas dalykas yra, kad aš sartuos ešeris pirmą kartą žvejoju. Kurios tiksliai žvejoja, kažkur žinau, va ten tiksliai toli, kažkur tai būdavo. Girdėdavau daug laivų vienoje vietoje, bet kažkaip girdėjau, kad ten kažkaip tai ešeriai jau kaip ir dingo, žamus kaltina. Berods, kad per daug juos išdaužo ten ant sėkliaus kažkokio. Kažkokies baks. Oi, toks didelis, kad net ištraukiau, kaip nežinau ką. Ai, rankas įdūriau. Dieve, koks mažutis. Masalas pabėgo tokio jo kaip dydžio. Na va, nebėra mano kolegas ant ežerą. Nebematau, kažkur nuplaukė turbūt namo. Visiškai vieną atlikau ant ežero, tai kažkaip net keista šiek tiek. Ne vieną visiškai aplinką vados nemačiau niekur. Ne vienos valties. Žodžiu, nusprendžiau grįžti ten pat, kur pradėjau. Buvo bent jau gyvybės kažkiek. Čia visiškai niekai paklai varau, net pačiam sakau, net nežinau pagal ką aš sprendžiu, kad čia kimba ar ne. Pamatau kelias smulkės ir bandau mėtyti. Varau ten pat atgal, nes vos nepaimu tiesiog lydekinio spiningo ir nepradėjau pakrušę žvejot, tai nežinau. Matysiu, šiaip norėčiau tikrai pamėginti. Įdomu, koks aktyvumas. Kažką turim. Gylis 5,5 metro parodė kažkokios gyvybės. Ir prašau, koks didžiulis. Didžiulis ešerys. Wow. Dar vienas didžiulis ešerys. Tam tikrai ne pačio mažiausia masalo. Bet sugebėjo kažkaip. Sugebėjo va tokį. Nors čia aišku, tokiem tada čia tikrai nelygis, būna ir didesnis sveria. Tiek daug smulkmės, kad net per žilką karočią eina viskas. Bet nežinau, kas čia per žuvais. Na va, atsibeldėm ežero, ne vidury, bet netoli.
Matau, žmonės ten su dugninėm žvejoja. Nu, vienas kitas įsikrapšto tiesiog. Taigi nusprendžiau baigti žvejybą. Pažvejau kažkur iki 3 valandų galbūt. Dar kaip ir nečiau pabūt, bet tiesiog dinga noras. Reikia darbui ruoštis. Tad žodžiu apibendrinant, nežinau, pusę velnio, pasiblaškiau ar tiek. Variklį išmėginau, tai viskas puikiai ten atlieka tą GPS funkciją, kruizo kontrolė irgi visai dar veikia, jeigu nedideliu greičiu. Bet jo, plaukti šiek tiek iš tų nėra taip patogu, kaip su gali su rankena tą valdyti. Čia pastoviai turi dabar žiūrėti į galvą ir kad viską reaguoti save, kur plauk. Bet čia sakau, maža valtis, tai čia normalu, manau, kaip reikia daryti. Ta kartą turbūt bandysim ant lydžio išvažiuoti. Išplaukti tiksliau. Ir nebesimėtit ant ešerio. Tad žodžiu tiek.